nusimti. Plokščio atsuktuvo nėra komplekte. Nu, šitą, man atrodo, reikėtų kažkaip tai. Jau patys viduriai iškrito, galvojau visą veidrodėlį pametyti. Ne, čia matai, Čia valdymo. čia matomai, žinai, per tas dabas dik. Čia kaip ir lempos, va, suprantate, ir šita, ir iš anos pusės, va. Atsikratė, tiesiog. Kas silpnai laikėsi, tas ir... Duok, aš šitą taisysiu, ten žiūrėk, daugiau reikia. Kas čia vyksta? Ai, toks lengvas bardakėlis. Vieną mikroautobusą pakrovėm, jau išvažiavo. Išvažiavo savanoriai ilsėti, miegot. Surūšiavom, kas kur eina. Tai čia 93 brigada, dar žmonėms žinoma kaip Холодный Яр. Dabar čia bendrą vaizdą aprodyk, čia yra tokia metalo gamykla, kur su lazerio pjaustymas ir metalas. Tai joje mes turime ir savo vietą, kur perkrovinėm reisais vežiosim į įvairias vietas. Tai vežiosim į įvairias vietas. Į įvairias vietas, taškus, kur išdalinsim ir atvažiuojam vėl. Čia yra ta vieta Kijeve, adreso nesakysiu, sorry, iš kurios mes kraunam į mikroautobusus daiktus ir vežam į skirtingus taškus. Tai va taip. Ir būtent iš čia daiktai pagal poreikį vyksta ar tai tankistam, artileristam, snaiperiam ir visiems kitiem, įskaitant pakelės įstaigą, kur nemokamai maitinami kariai, tie patys savanoriai, medikai, greitųjų pagalba ekipažų ir savanoriai važiuojantis link fronto ir atgal. Tai rytoj vieną iš tokių vietų ir nufilmuosime ir pamatysite, kaip ten viskas vyksta. O dabar dar norėčiau truputį parodyti, ką daro mūsų kolegos, nes galbūt kažkam iš savanorių organizacijų bus aktualu ir per mus galėsit susisiekti, parodyti savo padaliniams, kas čia yra gaminama. Tai pagal rėmo formą tai yra staklės, kurios pjausto metalą labai tiksliai, čia labai parodyti, įvairius dalykus, įvairias formas, išpjovas padaro įvairiausio dydžio apskritimais kvadratais. Taip, čia žmonės viską suvirino ir pagal važiuoklę matot, kad tai bus antžeminis, vikšrinis, distanciniu būdu valdomas dronas. Tai šita vikšrinė platforma, aš dabar neatsimenu keliamoji galia, kokia jo yra, bet pakankamai didelė.
ir jinai gali į kariams į pozicijas be rizikos. Dabar aš kalbu. Palauk, aš pakalbėsiu tada tu. Į priekį galima gabenti amuniciją, maistą, vandenį ir belenkokius kitokius daiktus reikalingus kariams, o atgal parvežti sužeistus be jokios rizikos kitų karių gyvybei. Tai jei kažkam reikės tokių platformų, rašykite, susisiekite. Макс, цена такой платформы, сколько, не помнишь? Какой? Вот этой? $7000. Так, tai 7000, jeigu dolerių ekvivalentų, šita platforma, tai iš vienos pusės tai yra didelė kaina, žinot, 7000, daug ką galima nupirkti, automobilį ir visa kita. Kita vertus, jeigu mes kalbam apie sužeistojo kario gyvybę arba šansą jam gyventi arba žūti, tai $7000 yra visiškai niekas. Taip pat čia žmonės iš specialios markės plieno, aš dabar nesu metalistas specialistas, bet jeigu neklystu, tai 500. Yra plokštės, iš kurių čia viskas pjaustoma ir metalas naudojamas priklausomai nuo to, koks reikalingas ten metalo lakštai. Tai noriu parodyti dar vieną vietą, kur tos pačios platformos, grubiai tariant, čia daroma yra metalinė dalis. Ir paskui, kaip sakant, geriau daugiau pamatyti, vieną kartą pamatyti, negu daug išgirsti, daug kartų išgirsti. Gerai, bus ekskliuzyvinis toks. Tai įvairios detalės, o šičia platformos, matote, jos yra, čia yra jų važiuoklės, tai realiai ana dalis yra, čia jau atgabentos, nudažytos važiuoklės. Tai va, vienas šitas susijungia su vienu anuo ir jau turim važiuoklę, ten yra viršus, varikliai, ratukai, vikšrai ir daiktas važiuos kariauti. Ir čia šituose išvežė, va. Tai grubiai tariant, kai šitos dvi detalės susijungia, tai gaunasi jau visas toks. Ir tada kita kompanija deda, reiškia, į vidų variklius, ratus visi kitai ir gaunasi gatavas produktas. Tai situacija tokia. Tai su tokiais tokie mūsų Ukrainoje partneriai, su kuriais dirbam. Jie leidžia mum sandėliuotis savo priemonės. Čia, grubiai tariant, čia galima pavadinti Lietuvoje surinktos humanitarinės pagalbos paskirstymo punktas Bušy iki Pergalės ir Gyvačių salos paskirstymo punktas Kijeve. Jeigu taip reikėtų įvardinti, kas tai yra šita teritorija. Ir čia yra tos gamybinės patalpos, kur dirba ir mūsų partneriai iš Ukrainos. То сейчас išjungsiu. Смотри, попросили носилки, 3-я штурмовая, в Изюме по пути мы будем ехать. Попросили, если возможность есть, форму, они готовы забрать, девочки, медицина, ну, это по всему округу Бона, там, я вас познакомлю, она была вообще, она в 3-й штурмовой руководит полностью всей медициной 3-й штурмовой. За Азов. Азов. Ну, 3-я штурмовая сейчас. Так зараз мы можем, Рите, галипаем так, мы откроем и посчитаем, сколько есть. Сколько пацанов? Ну, им носилки сколько можем, они у тех готовы забрать. Все, что касается медицины, они там... Только эти легкие или... И те готовы. Окей. Максим, все 4? Да. Вообще все, они готовы носилки, потому что у них ноши, это расходный материал, у них же там... Так завтра повезем?
Повезем, да, им отдадим. Так, да, так, через- Tai И можно, слышишь, если этим не надо, может действительно отдать мягкие носилки им всем. Они реально ж там на передке, как бы это ж... Ну, если у вас есть возможность такая. так. Да. Зараз я тут закончу. Да, Окей? все закрыто. Да. Tai šiandien grįžę į grubiai tariant, tai va, tie dalykai, kuriuos mes darom, užbaigiam pakrovinėti, kaip ką tik girdėjote, dar liko pakrauti neštuvus tiek kietuosios, tiek minkštuosios Azovai, arba dar kitaip vadinamai trečiai šturmo brigadai. Ir šiandien bus viskas, rytoj iš ryto išvažiuojam. Kas dar? Nežinau, sekasi gerai. Sekasi gerai. Truputį matosi, kad žmonės pavarginėja po truputį, bet rytoj maršrutas bus didelis. Rytoj važiuojam sakykime taip, į Pakrovsko pusę, link Pakrovsko ir iš ten dar padarysim video. Ačiū, kad remiat, ačiū, kad stebit, rašykit, komentuokit, būkit su mumis. Mes laimėsim. Kitaip negali būti. Iki. Роешь как пилот. Правда, колодцы не очень актуальны вообще. По твоей думке, насколько это важно, что ты делаешь, мы делаем, но это помощь с войсковым солдатам, вот этими генераторами, просто бензопилами, Слушай, разными речами. это Насколько это, ну, как... Не, это реально правильная помощь и классная, потому что, смотри, когда идет отступление, как сейчас, то ты же понимаешь прекрасно, что первое, что люди спасают, это себя и БК, допустим, которые маломальски. То есть никто не тянет генератор, ты же понимаешь, да, там, с блиндажа, если туда прилетело. И никто не тянет бензопилу, это точно. А вот точки новые укрепить даже, я тебе скажу, там, иногда кажется, там, что такое одна бензопила. Одна бензопила, это как минимум в батальоне одна рота будет обеспечена блиндажами. Вот, реально. То есть даже на таком уровне. О, блокпостас. Да, включай потом поговорим.